Iš tikrųjų, sėdint salėje buvo labai malonu klausyti mokytojų kaip vadovų ir galvoti vis dėlto, kokie išradingi mūsų mokytojai. Ir kokie vis kūrybingi. Ir smagu, kad jie dirba mūsų mokyklose. Kad vis dėlto rodo pavyzdį ir vaikams savo idėjomis. Na, o mes mokyklų vadovai taip pat nusprendėme neatsilikti, parodyti, kad taip pat sugebame kažką tai padaryti. Na ir be abejo, mums labiausia aktualu buvo gerinti savo vadybinės kompetencijas. Na, o kadangi kiekvienas vadovas nori būti lyderiu, tai žinoma, mes siekiame gerinti lyderystės gebėjimus. Na ir buvo mūsų iškelti uždaviniai, mes turėjome išsiaiškinti, kas vis dėlto lemia lyderystę mokykloje, kokie tie yra gebėjimai. Toliau galvojame patobulinti tuos gebėjimus praktinėje veikloje. Na ir žinoma, siekiame pasidalinti savo patirtimi. Jeigu čia salėje nuskambėjo tokia intencija, kad rytų Lietuvos mokyklų mokytojai yra tokie uždari, galbūt mažiau bendraujantis, bet turėčiau pasakyti, kad ir Lietuvos mokyklų vadovai taip pat buvo nelabai linkę bendrauti tarpusavyje, išeiti iš savo tos mokyklos ribų ir pasižiūrėti, kaip gyvena tie kolegos, kiti direktoriai, kuo jie gyvena, kaip atrodo mokyklos. Taigi mes turėjome metodologinį pagrindą, mes išskyrėme tam tikrus gebėjimus. Na ir tokią nuomonę priėjome, kad tai mokyklos vadovas, lyderis turi turėti ir viziją, ir inicijuoti pokyčius, ir kurti komandas, ir nebijoti, žinoma, rizikos, priimti sprendimus, nebijoti atsakomybės ir, žinoma, sugebėti valdyti stresą. Mūsų projektas susidėjo iš kelių dalių, tačiau kadangi finansavimas buvo ribotas, mes gavome tik tai 2500 litų, o buvome numatę gana ilgą tokias plačią programą. Taigi mes apsiribojame stovyklą, kurią netgi pavadinome pleneru, kadangi galvojame, kad vadovas ir gamta turi turėti labai tokį ryšį, kad vadovas turi mokytis iš gamtos ir gamtoje būtent to mokytis. Taigi mes Vepriuose surengėme vasaros stovyklą 2 dienų, kurios metu sprendėme vadybinės problemas, pasikvietėme garsius Lietuvos mokslininkus, ir praktikus, kaip toks Dainius Žvirgždauskas, kuris yra ir licėjaus direktorius Kauno ir pats yra apgynęs daktaro disertaciją iš lyderystės. Taip pat dalinomės sėkmės istorijomis, kadangi manėme, kad būtent tas nebijojimas pasidalinti savo patirtimi, savo sėkmę ir nesėkmę, žinoma, atveria mokyklą ir sukuria tokią darbinę, bendruomenišką atmosferą. Todėl drįsome ir parduoti savo problemas, kartu ieškodami sprendimų. Na ir buvo labai įdomu, kad vis dėlto tokiose situacijose, kurios atrodo kartais beviltiškos, pasitarę vadovai surado įdomius sprendimo būdus. Taigi dirbome 2 dienas, kūrėme naujus metodus, mėgavomės buvimu drauge ir šio renginio pasekoje mes suorganizavome konferenciją lapkričio 29 dieną LEU, į kurią susirinko per 200 direktorių ir mokyklų įvairių tipų, ir pradinių, ir vidurinių. Taip pat sprendėme įvairias švietimo politikos transformacijos problemas ir, žinoma, sukūrėme tam tikrą mokyklos lyderystės valdymo modelį, kurį pabandysime galbūt išbandyti praktikoje. Galbūt šitas projektas davė mums iš tikrai labai daug naudos, todėl kad vadovų asociacija atsigavo, įsijungė daug naujų vadovų, atsirado nauji skyriai. Na, galbūt ir politinė situacija buvo, paranki mums, kadangi, kaip žinote, buvo įregistruota švietimo įstatymo pataisa Lietuvos Respublikos Seime dėl mokyklų vadovų darbo kadencijų. Taigi
galbūt tai paskatino vadovus burtis į asociaciją, mes atsirado nauji skyriai Druskininkuose ir kitoje Joniškyje, Naujoje Akmenėje ir kituose regionuose. Iš tikrųjų, mokyklų direktorių tas ratas išsiplėtė ir šiandien mes džiaugiamės savo didelę bendruomenę, kuri jau perkopė 500. Taip kad ačiū labai už tai, kad turėjome galimybę savo bendruomenę pagausinti ir žinoma, tikimės ateityje vis dėlto taip pat savo veiklą orientuoti ir į metodiką.